Susirinko čia gausi auditorija, žmonių, kuriem rūpi kūrybiškumas, diskutuoti tema, kaip įmanoma kasdien mokytis. Akivaizdu, kad kūrybiškumas šiandien yra, kaip čia liaudiškai sakant, ant bangos, visiems jis rūpi. Jis rūpi mūsų, aš nežinau, mokykliniuose diskursuose, švietimo diskurse, jis rūpi kasdieniai pamokiniai veikloje, jis rūpi mūsų švietimo strategams, apie tai yra įrašyta švietimo strategijoje, kitose strategijose, pasaulyje kuriamuose dokumentuose, europiniuose dokumentuose. Žodžiu, atrodo, kad jau dabar kūrybiškumas ir bus ta panacėja, ta svajonė, kurią realizavę mes iš tikrųjų sukursime gražią mokyklą ir gražų gyvenimą. Tai šiandien mes diskutuosime su diskutantais, kuriuos aš noriu pakviesti čia į priekį pristatyti. Tai bus Milda Laužikaitė, yra projekto kūrybinės partnerystės vadovė. Taip pat Loreta Statauskienė, ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotoja. Taip pat Alina Pilimienė, kuri yra ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio poskyrio vedėja. Taip pat Saulė Vingelienė, kuri yra nacionalinio egzaminų centro direktorė. Turime praktikus, tai yra mokytoja Valentina Braninskienė ir direktorius Arvydas Konauza iš Jovaro pagrindinės mokyklos. Ir galiausiai turim tyrėjus. Tai yra kitokių projektų tyrėjos Rasa Baurytė ir Aida Bilevičienė. Galiausiai moderuoju aš, Vilija Dobrienė. Taigi mes matom, kad ta mūsų kompanija yra labai įvairi, atspindim skirtingas interesų grupės ir turbūt bandysime išsakyti kiekvienas savo požiūrį, kartais galbūt ir tokį kontroversišką ir taip pat būtinai pakalbinsime jūs. Matom. Štai toks klausimas mums šiandien kyla. Kaip jis čia atsirado tas klausimas? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tikrai ne visai spontaniškai. To klausimo eita bent keli metai. Lietuvos erdvėje mes jau turim nemažai veiklų, ne tik kalbėjimo apie kūrybiškumą. Lietuvoje yra startavę bent jau 2 pagrindiniai dideli projektai, o taip pat galbūt ir kažkokių mažesnių projektų. Tai vienas, kuriam rūpi kūrybiškumas kaip galbūt daugiau meninių gebėjimų ugdymas. KIM projektas ir kitas projektas yra kūrybinės partnerystės. Ir šio projekto ribose svarbu galvoti, kaip tas kūrybiškumas gali skleistis kiekvieno asmenyje, tiek mokytojo, tiek mokyklos administratoriaus, tiek, žinoma, mokinio. Ir štai mūsų Lietuvos kontekste jau kelinti metai vyksta kūrybinių partnerysčių projektas, atrodo viskas yra sėkmingai, mokyklos dalyvauja, mokytojai patenkinti, čia vėlgi bendradarbiaujama tarp skirtingų interesų grupių, tai yra ir mokytojų, ir agentų, ir kūrėjų, ir mokinių, ir administracijos. Ir jau daugybė nuveiktų dalykų, sukurtų produktų, puikių emocijų, bet sykiu, žinoma, ir klausimų. Kyla patys įvairiausi klausimai. Ir vienas iš tų klausimų vis dėlto, o kaip mes čia galim tą suderinti kūrybiškumo poreikį, sakysim taip, improvizacijas, inovatyvumą, originalumą su tuo, kad vis dėlto mes turim pasiekti konkrečių tikslų. Mokykla užsibrėžia formuoti tam tikro
visai teisingai sakysiu, tam tikro tipo moksleivius, bet moksleivius, kurie būtų išties puikus valstybės piliečiai ir tam turi sukūrus programas, tam turi apsibrėžus įvairiuose dokumentuose, kaip mokytojas turi dirbti, koks turi būti ugdymo turinys. Dar labiau sudėtinga galbūt atrodo svarstyti apie kūrybiškumą, kai galvojame apie egzaminus, o kaipgi reikia parengti tą moksleivį egzaminui. Ar čia tas inovatyvumas, kūrybiškumas ir bendradarbiavimas ir smagi nuotaika mums pagelbės, gal čia reikia kažkokių kitų instrumentų. Žodžiu, tie klausimai kyla mūsų erdvėje, tie klausimai yra labai svarbus ir visame pasaulyje, tyrėjai apie tai kalba, rašo. Norėčiau pareklamuoti galbūt tokį mano paskutinį perskaitytą tyrėją Davidą Bohm, kuris savo svarstymuose apie kūrybiškumą bando apjungti kvantinę fiziką su kūrybiškumu ir pažinimu. Ir sako, taip, mūsų gyvenimas tai yra tėkmė, tai yra tas fluxus, tai sakant, viskas nuolat atsinaujina ir mes negalim tiksliai žinoti, kaip ir tų kvantų negalim prigriebti, taip ir to kūrybiškumo mes negalim taip stverti ir pasakyti, tai yra tai, stabilizuoti, standartizuoti, užtvirtinti ir sakyti, va dabar pagal šitą modelį mes ugdom. Reiškia, mes turim būti nuolat pasirengę, kaip jis sako, įvykiui. Įvykis tai yra tai, kas yra unikalu, nauja, netikėta ir mokėti su tuo dorotis. Ir čia taip pat įspėjama, kad štai jeigu mes suprantam, kad kiekvienas mokinys, kiekvienas mokytojas, kiekvienas administratorius ir apskritai kiekvienas pilietis yra kūrėjas, ar ne? Ir mes turim išlaisvinti jo kūrybinę energiją, o sykiu mes suprantam, kad žmogus turi adaptuotis, pritapti prie aplinkos, turi į ją kažkaip įsipiešti. Ir ar nenutinka, jis klausia taip, kad ta kūrybinė energija, kuri galėtų būti išlaisvinama, tuomet, kai jį represuojama, jį tampa kažkokia destruktyvia energija. Tai tiesiog jis kelia klausimą ir sako, kalbėkime, reiškia, kaip padaryti, kad taip nenutiktų. Kaip padaryti, kad mes turėtumėm tą sėkmingą, produktyvų kūrybiškumą, o ne represuojantį kūrybiškumą. Tai aš čia gal ir baigsiu jau savo įvadinę kalbą ir dabar paprašysiu pristatyti Mildą Laužikaitę, tą kūrybinių partnerysčių projekto kelią ir, galbūt ir problemas. Ačiū, Lilija. Ar aš galiu sėdėti, ar geriau man galima? Aš tada, gal tai bus geriau. Tai aš labai trumpai bandysiu apie kūrybinės partnerystės kalbėti, nes šiaip galėčiau, aišku, labai daug kaip visada. Bet norėčiau pabrėžti labiausiai tai kūrybinių partnerysčių tame projekte, tame modelyje, toje programoje, kas kaip ir siūlo suvienyti tas lyg tai kartais atrodo tokiam diskursai, prastam supriešinimus dalykus, kaip ta išlaisvinta kūrybiška mokymosi aplinka ir pats mokymosi uždaviniai, pasiruošimas egzaminams ir taip toliau. Tai pabandysiu paaiškinti idėją, kokią siūlo ta kūrybiško mokymosi pedagogika, gal taip galima pasakyti, ir kaip tai, čia kalbama ne apie kažkokį atsitraukimą nuo mokymosi, bet būtent daug gilesnį ir prasmingesnį mokymasi. Tai Lilija čia paminėjo įvykio sampratą, tai vienas iš tokių dalykų apibūdinančių kūrybinės partnerystės, tai yra susikoncentravimas į tokį čia ir dabar. Yra pastebima, kad tie ugdymo procesai, tos tradicinės labiau paradigmas, jie tokie yra nukreipti arba į praeitį, kas buvo, koks tu mokinys, reiškia pagal tai, kaip tau anksčiau sekėsi, ką tu prieš tai išmokai, ką galima pakartoti, ką tu atsimeni, ir kas bus, tai kokie nors tam patikrinimai, egzaminai ir taip toliau, bet visiškai nesikoncentruojant į pačią tą situaciją klasėje, čia dabar ta mokymosi situacija, tai kokioje situacijoje ateina besimokantieji ir koks procesas vyksta čia ir dabar. Tai mūsų kūrybinės partnerystės siūlo mokyklams tam tikrą
laboratorinę tokią erdvę ateina kūrybos agentas, kuris su mokykla kalbasi apie realius mokymosi iššūkius, tai dažniausiai, kaip visiems suprantama, yra mokinių motyvacija mokytis, mokinių įsitraukimas, mokinių supratimas, ypač tokių sudėtingesnių dalykų, kaip gamtos mokslai, arba kartais tai gali būti menų dalykai, kurie yra nuvertinti mokykloje, nes irgi nėra pakankamai giliai mokomas ir panašiai, bet labai dažnai tai yra formuluojamos problemos per vaikus, per jų elgesį, per jų įsitraukimo problemas. Tada kūrybos agentai dažnai bando tiesiog kvestionuoti, klausti, reiškia, kaip vyksta mokymasis, kas ten darosi, bando tiesiog to išorinio ir kritiškai mąstančio žmogaus akimis, tarsi kritiškas draugas, tarsi išklausti ir paskatinti tą bendruomenę mokyklos peržiūrėti ir lyg ir iš naujų perspektyvų pamatyti. Ir pamatyti tas problemas, pabandyti transformuoti į galimybės. Tai, kad vaikai yra judrus ir jie neišsėdi per visą dieną, tai gali būti galimybė galvoti apie išėjimą galbūt į platesnes erdves, kur galima daugiau judėti, bet tada per tą judesį galima daugiau gauti įsitraukimo ir daugiau, tiesiog mąstymo aktyvesnio tų pačių besimokančiųjų. Tai kūrybos agentas atėjęs, jisai ir sukuria tą situaciją, tai kad mes dabar darysime eksperimentą ir truputėlį pakeisime visas sąlygas ir išbandysime, žodžiu, kažką naujo ir pažiūrėsim, kaip tai veikia. Ar iš tikrųjų padeda mokiniams geriau įsisavinti, išmokti, ką tai iš viso, ką tai duoda visai mokymosi tai atmosferai ir ar kas padeda, kas nepadeda vieniems ir kitiems konkretiems vaikams. Žodžiu, viskas vyksta čia ir dabar. Iš proceso mokosi ir mokytojai patys, nes jie patys planuoja, jie patys išbando, jiems padeda jau konkretus kuriantis profesionalai. Jeigu agentas su mokytojais sugalvojo, kad mes turėtume išbandyti išorinės mokyklos erdves, tai tada galbūt ateis koks nors architektas, galbūt ateis sodininkas, galbūt ateis gamtininkas, žodžiu, tai bus galimybė tiesiog išbandyti kažkokias naujas veiklos formas ir tada būtinas dalykas nuolatinė refleksija, nuolatinis stebėjimas tiek vaikų, tiek moksleivių, tiek mokytojų ir, žiūrėjimas, kas mums veikia, kas mums yra prasminga, ar mums tai padeda geriau suprasti, ar mums tai padeda geriau suvokti, pagaliau pažinti save ir vieni kitus, kas irgi yra neatsiejama to mokymosi dalis. Tai tas visas procesas remiasi tokiamis svarbiamis prielaidomis apie tuos esminius elementus viso mokymosi dalyko, tai kad pats mokymasis, jisai yra tikras tada, jisai yra išliekantis tada, kai tai yra gilus, tai yra išgyvenimas autentiškas, susijęs su to realaus gyvenimo reiškiniais, su jų tyrinėjimu. Ir tai yra, jeigu yra tikrai įtraukiančiai gerai organizuotas procesas, jisai yra nepaprastai didelis motivatorius. Tai yra gana paradoksalu, kad mokymasis nemotyvuoja. Jisai turi neišsemiamas galimybės motyvuoti žmogui. Tas suvokimas, kad jisai auga, kad pažįsta pasaulį, yra neįtikėtinai motyvuojantis dalykas. Kitas dalykas pati mokytojo profesija, kaip kūrybinė profesija. Tai šiuo atveju atėję tie kuriantys žmonės, jie yra kaip kolegos mokytojams, nes tai yra susitinkantis kūrėjai. Tai čia galima pasakyti tokią analogiją, čia galima daug jų surasti su tą kūrybiniu sektoriu, bet, pavyzdžiui, mokytos kaip animatorius. Animatorius kaip žmogus, kuris negyvus daiktus paverčia gyvais. Tai galima kalbėti apie reiškinius, kurie aprašyti knygoje, arba kurie yra abstraktus moksliniai dėsniai, bet kaip juos padaryti, kad jie gyventų, kad jie būtų vizualūs, kad jie būtų pajudami. Galbūt galima simuliuoti per kažkokį draminį veiksmą, cheminę reakciją, bet tada tai bus vizualizuota, tai bus gyva ir tai bus galima pačiupinėti ir suvokti, kaip visa tai veikia. Tai čia toks vienas pavyzdys. Iš principo tai, ką mes stengiamės ir ką mokytojai po truputį supranta per tos daugybę bandymų, kad mes kalbam apie išplėtimą to mokytojo vaidmens supratimo, kad mokytojas nėra tas, kuris stovi ir kuris turi viską žinoti ir kuris kontroliuoja visą procesą. Mokytojas yra tas bendradarbis mokymosi proceso kuratorius, kaip mūsų mokytojai įsivardino čia praeitą savaitę po vizito į daug tokių mokyklų Jungtinėje karalystėje, jau kūrybiškų, kad taip, tai iš tikrųjų aš esu dabar ne mokytojas, o mokslo kuratorius, to proceso paties mokymosi kuratorius. Tai žodžiu, tai yra iš tikrųjų didžiulė tokia eksperimentinė erdvė, reikalaujanti, aišku, daug drąsos ir tuo atveju, jeigu tas po truputį pasitikėjimo atsiranda, tai iš tikrųjų yra labai toksai transformuojanti patirtis. Kitas dalykas, aišku, bazinis, kad ta prielaida, kad jau čia kalbam apie tą kūrybiškumo sampratą, kurią remiamės, kad
kiekvienas vaikas yra, kiekvienas žmogus užgimęs yra kūrybingas ir kad svarbiausia yra ugdant žmogų tiesiog sudaryti sąlygas tam skleistis, to neužgožti ir galvoti, kaip prakalbinti tą kiekvieno žmogaus kūrybiškumą, turint omeny, kad žmonės priima informaciją skirtingais būdais, masto, problemas sprendžia skirtingais labai būdais. Ir jeigu vieniems yra priimtina skaityti ir per tekstą aiškintis tą pasaulį, kitiems reikia judėti, kitiems reikia labai įsiklausyti. Tas įsiklausimas apskritai yra labai svarbus sugebėjimo šių dienų pasaulių, sugebėti išgirsti kitą, sugebėti iš tikrųjų išgirsti, įsiklausyti ir žodžiu, jautriai reaguoti, jausti empatiją tam pasaulyje aplinkui. Tai, žodžiu, yra tokios esminės prielaidos ir tai, ką mes darom, mes bandom tiesiog, pažiūrėti, kaip tai galima įgyvendinti, kaip galima sukurti tas visas įvairias galimybės mokymosi situacijų, kaip tas mokytojas gali atrasti savo naujus vaidmenis, per tai keičiasi bendra aplinka, žmonės vienus labiau pažįsta, tada jau galima būti labiau pažeidžiamus, galima mokytis per klaidą, galima mokytis per išreiškimą savęs, nes tas kūrybinis procesas, tas kažko pasakymas iš savęs, nuo savęs, tas man tikrai svarbu, kaip aš įsivaizduoju, jis yra toks labai jautrus, intimus dalykas, tam tikras sielos apnuogimas, tam reikia tokios saugios erdvės, kur tu tikrai pažįsti žmonės, pasitikį vieni kitais palaikai. Tai žodžiu, su visu tuo eksperimentuojam. Aš tik tai pabaigai porą tokių pavyzdžių, kaip mes kalbam su kuriais, tai ką jūs galite pasiūlyti iš savo disciplinų būtent tokiam mokymusi. Tai pavyzdžiui, kalbėjom apie architektūrą, kad tai yra, pavyzdžiui, sisteminis mąstymas, kai turi labai daug skirtingų elementų apmąstyti nuo techninių reikalavimų iki estetinių sprendimų, iki to, kad žmogus toje aplinkoje, kurią tu sukursi, jausis, tai yra daugybė skaičiavimo, tai galbūt tas kūrybiškumas dėžės viduje, nes turi labai aiškius techninius reikalavimus ir funkcinius reikalavimus, bet to pačiu turi kurti estetiką, turi kurti emocijas ir daugybę spręsti įvairiausio pobūdžio tarpdisciplininių problemų. Tai architektas atėjęs su to savo visų mąstymus, tikrai daugybę dalykų turi pasiūlyti. Jeigu mes kalbam apie tai, kad mes norim mokyti žmonės iš tikrųjų tom žiniom remiantis, kurios yra būtinos, bet jas prasmingai taikyti ir kurti iš jų kažką, kas dar nėra sukurta. Daugybę galima dalykų sakyti apie teatrą, čia jau minėjau apie tą empatijos auginimą, yra nuostabus pavyzdys arba toksai vėlgi paralelė tarp aktorius ir mokytojo ir ką gali aktorius išmokyti mokytojo. Tai yra, kad aktorius turi suprasti, labai suprasti kiekvieną personažą ir jį pateisinti. Ir kaip tą perkelti mokytojui, kuris irgi galėtų suvokti kiekvieną vaiką, ne kaip gerą, blogą, gabų, negabų, bet kaip personažą, kuris yra žmogus, toks koks yra, ir kad jį reikia suvokti, pateisinti ir jį parodyti, ir jį atskleisti tokį, koks jis yra. Tai čia tik porą tokių strategijų ir aš jau daugiau nebesiplėsiu, norėdama, kad kažkaip mes visi įsitrauktume. Tik tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes susidurėm su tuo, kad kaip ir viena vertus yra tai apie ką mes čia kalbam, tai nėra tiesiog metodų, kažkokių technikų perkeliamas, nors ir ta dalis yra mažų elementų, kuriais galima sužadinti smalsumą vaikų, kuriais galime kažkaip iliustruoti tam tikrus sunkiau suvokiamus abstraktesnius reiškinius ir taip toliau, bet mes labiausiai kalbam apie pokytį pačios sampratos. Apie sampratos, kas yra mokytojas, koks jo vaidmuo, apie sampratą, kas yra vaikas, apie tai, ką reiškia tas kūrybingas vaikas, ką reiškia klausti klausimą arba suteikti galimybę išlaukti klausimų pamokoje, vertinti kiekvieną klausimą, koks jisai bebūtų ir panašiai. Tie visi dalykai čia yra jau iš tokių prielaidos apie tai, kas turėtų vykti ir jos labai lėtai keičiasi. Kitas dalykas, tai dėl ko ir šią diskusiją organizuojam, dėl to, kad nuolat susidurėm su tuo taip, bet mums reikia išeiti programas, taip, bet mums reikia išmokti egzaminų. Ir kaip aš prieš tai kalbėjau, gal parodžiau tai, kad mus taip kaip ir iš toj teorinėj perspektyvai labai stebina, nes mums atrodo, kad tai yra neatsiejama tiesiog, kad tai tiesiog yra klausimas, kaip kuo efektyviau padėti tam žmogui mokytis, visapusiškai mokytis. Bet aišku, kad susidurėm su keleriopom problemom ir apie tai ir šnekėsim toliau ir išgirsim iš skirtingų pusių, bet viena vertus tai yra turbūt šiaip labai daug, vėlgi baimė suklysti, tokios daug mitologijos, mokyklos lygmenį, gal net pačios visos tos bendruomenės švietimo lygmenį kartais atrodo. Kartais tai yra galbūt tikrai kažkokios praktinės kliūtis, kurios
trukdo, sakykime, ten išeiti iš 45 minučių rėmų ar panašių dalykų. Ir, žodžiu, tų tokių problemų yra tikrai, sakau, tiek sampratų lygmenį, tiek matyti ir tam tikrų programavimų, tam tikrų sisteminių dalykų lygmenį. Ir tai dėl to mums nuolat norisi diskutuoti, nes kaip ir sukuriam tą eksperimentinę erdvę ir jinai išryškina tos susidūrimo momentus. Ir norisi kažkaip vis aiškintis, tai kas iš tikrųjų, kas yra tos kliūtis ir ką mes visi kartu galim padaryti, kad tas kliūtis įveikti. Ir tą procesą iš tikrųjų daryti tokį, kuris yra prasmingas, kuris yra gilus mokymasis, kuris yra tikrai ir keliantis pagaliau džiaugsmą visiems, nes toks turėtų būti. Tai va. Tai ačiū, aš tiek trumpai apie kūrybinių partnerysčių perspektyvą. Ačiū Mildai. Na, mums truputėlį aiškiau, kas nedalyvauja, tai bent susipažino su šio projekto kažkokiom gairėm ir problematika. Ir dabar jau mes turim kalbėti apie tai, ar iš tikrųjų ta mūsų mokykla yra pasirengusi ugdyti kūrybišką asmenybę, kiek ji mums sudaro sąlygas ugdyti tokią asmenybę. Tai mokytojas galbūt jis ir labai nori, sako, o taip valio. Ir dar kūrėjas ateis valio, bet ką mums sako mūsų dokumentai, mūsų administracija, mūsų reikalavimai. Ir todėl mes pakvietėm pakalbėti ir išsakyti savo nuomonę, kaip žodžiu, ugdymo plėtotės centro, egzaminų centro atsakingi darbuotojai mato kūrybiškumo vietą mūsų mokykloje. Tai dabar pakviesime pakalbėti Loretą Sartauskienę, ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotoją. Sveiki visi. Noriu matyti jūs. Milda sakė, kad turime įtraukti mokymą, turime išlaukti. Tai yra pamatyti jį, išgirsti, suvokti, kas jis yra ir ką jis jaučia. Ir paskui įvykdyti tą prasmingą susidūrimą, kuris turi būti džiugus. Tai šiandien turiu sceną, vadinasi, turiu įtraukti. Noriu pasakyti, kad švietimo dokumentai buvo kurti remiantis tomis idėjomis, kurias plėtojo Meilė Lukšienė. Ir šitas renginys skirtas taip pat atsižvelgus į šitas idėjas. Taigi, Meilės Lukšienės žodžiai ir mintys ir idėjos iš tiesų siejasi su mūsų pedagogų klasikų darbais. Tai kaip Maceina yra pasakęs, kad ugdymas yra veiksmas, kurį ugdytojas pradeda ir tęsia kartu su besimokančiuoju, su ugdytiniu. Ir paskui, pabaigoje, tas ugdytinis ugdomąjį veiksmą pats atbaigia. Tai yra 3 etapų pakopa. Mokytojas duoda impulsą ir leidžia veikti. Ir kitos 2 fazės priklauso mokiniui. Jis įtraukiamas į veiklą ir paskui plėtojasi pagal savo galias ir tas veiklos sritis, kurios jam yra pasiūlytos. Mes turime klausimą, kaip įmanoma kasdien mokytis kūrybiškai. Šitame sakinyje turime 6 pozicijas. 5 žodžiai ir klaustukas. Perskaitykime atvirkščiai. Kūrybiškai mokytis kasdien įmanoma. Tik tais kaip? Ogi turbūt, kad kūrybiškai. Sakoma, kad šiuolaikiniam mokiniui reikia leisti pasisakyti. Ir prieš pradedant kiekvieną pamoką reikia patylėti ir leisti mokiniams kalbėti. Ar žinote, kiek rekomenduojama? Paaugliams 45 minutės. Tai aš suprantu, kad šitie žodžiai, kurie surašyti šitą klausimą, tai yra jūsų žodžiai, jūsų klausimai. Ir tuomet, kada mes kalbame apie programas, mes kalbame apie žiaurų dalyką popierių. Ir tas klausimas suformuluojamas dažnai taip. Mokytojai sako, tai šitas popierius, 2D formatas, jis mums leidžia išlaisvinti tą vaiką, jis leidžia mums dirbti, ar priešingai nesudaro sąlygų kūrybiškumui.
Tai kaip mokytojai jums atrodo? Galiu paklausti. Atrodo, oi. Dar kartelį leiskit permastyti. Nukeliavo mintis visai kitur. Užsirašiau, kad pamokos pradžioje leisti mokiniams pakalbėti. Ir pagalvojau, ką galėtų pakalbėti mano vaikai ir ką aš su jais galėčiau pakalbėti pamokos pabaigoje. Pradžioje tai ir. Ką? Ne, tyliai tai negalima 45 minutės. Vis dėlto kažkas tai prakalbės. Pakartokit dar kartelį savo klausimą. Beje, čia yra labai išmanaus mokytojo bruožas. Kai sako, kad kai nežinai ką atsakyti, paprašy pakartoti klausimą. Tada žmogus pakartoja klausimą ir pasako dar, ką jis norėtų išgirsti toliau, ar ne? Taip, tai klausimas buvo tos. Kągi gali tas mokytojas pamatyti vaikuose, kurie... Pamiršau klausimą. Aš klausimą prisiminiau. Ar gali baltas popierius išlaisvinti mokytoją? Man atrodo, kad gali, nes, aišku, man labai patiko jūsų žodžiai, kad mokytojas pradeda, o vaikai patys kūrybiškai užbaigia. Čia labai geri žodžiai ir iš tikrųjų per pamoką kiekvienas mokytojas taip ir turėtų dirbti. Ačiū. Prašau, tai čia taip ir užbaigiama, ne? Buvo pasakytas tas pats klausimas pakartotas ir pasakyta, kaip mes galime atsakyti. Tai labai ačiū. Aš tokiu būdu galiu šitą mikrofoną ir toliau leisti per rankas ir aš įsivaizduoju, kad jūs kaip auditorija kalbėtumėte ir kalbėtumėte. Tai kaipgi man dabar elgtis, tarkim, kaip mokytojai, kada turiu programą, ką man daryti? Tai yra atsakymas yra šituose žodžiuose. Mokytis kūrybiškai. Kaip atskleisti problemos galimybės? Štai kolegoms daviau popieriaus lapą, nesivaizduokit, tai yra mūsų programos ir aš prašau dabar iš 2D formato, kolega labai lyderis, taip ir tiesiog galite paleisti, ar ne, savo vaizdą. Užduotis... Bijau pasiekmių. Taip, kūrybingas mokytojas iškart žino, ką daryti. Jis padarė 3D vaizdą. Taigi prašymas yra visų, kuriems aš išdalinau po lapą, arba kurie norite pasipraktikuoti, padarykite 3D figūrą iš tai šito lapą. Ir mes turėsime 7 variantus, kuriuos galėsime grupuoti. Ar galime matyti rezultatus? Aš pirmas. 1. Pakelkite aukščiau. 2. Kas tai? Kažkoks dangaus kūnas, bet yra panašiai gėlė kažkas. Kaip ačiū, Alzina? Taip, ačiū. Saulė. Taip, ačiū. Vėduoklė. Gražu. Ir tyrėjai. Inda kam nors sudėti, ar ne? Sakoma, kada leidi žmogui kalbėti, jis kalba apie tai, kas yra iš tiesų jis pats. Tai jeigu mes surastumėm galimybę maksimizuoti tą tylėjimo laiką ir leidimą kalbėti vaikui, tai yra užprogramuota programose. Tai norėtų pasakyti, o kaip padarysime? Pakelkite, prašau, rankose savo darbus. Kaip kiekvienas transformavo tą 2D formatą programos
į galimybę, į vėduoklę, į grožį, į skrydį ir siekį būti gražiausiu. Taip, tai ačiū visiems kūrusiems. Ir dar noriu pasakyti apie tas programas. Programos yra žodžiai. Tuos žodžius rašė žmonės, galvodami apie kiekvieno dalyko struktūrą, apie jo esmę, apie tas idėjas, kurios atėjo iš Meilės Lukšienės lūpų ir minčių. Ir jie gimė diskusijų metu. Jeigu mums taip atsitinka, kad mes skaitom tas programas ir mums atrodo, kad oi, kiek yra daug visko, ir kada aš visą tai suspėsiu padaryti per tas pamokas, ar ne? Ir tada, kai suprantu, kad laukia egzaminai ir kad man reikia tą žmogų išugdyti ir vėl manęs paklauso, aš ir atsakingas jaučiuosi ir už tą vaiką, ar ne? Kaip tada? Kaip tada elgtis? Vieni sako, nereikalingos man tos programos, aš pats žinau, kas yra šio dalyko esmė ir aš išmokau vaikus ir aš pasiekiu rezultatą. Kiti sako, man programos padeda. Treti sako, va dalis man padeda, o kita vieta mane žlugdo, galbūt aš darau kitaip. Bet tai yra dėl to, kad tuos žodžius rašė tokie patys žmonės iš savo perspektyvos ir savo pozicijos. Kada mes kalbam apie kūrybingą mokytoją, tai nėra vien darbo arba pamokos veiklų projektavimo nustumimas ant mokytojo pečių, ar ne? Ir mokytojai sako, tai kadagi mes ten viską prigalvosim ir padarysim, jeigu mes turim viską daryti savarankiškai. Tai bendrosios programos ir yra, buvo sukurtos į pagalbą jums, kad galima būtų suprasti iš daugiau žodžių, kokia yra esmė ir kas norėta pasakyti. Jeigu mes dar nesusitarėme dėl to branduolio, kas tai ten yra svarbiausia, tai man atrodo, šiandieninės karštos diskusijos ir išryškina akcentus. Lyderystė, atsižvelgimas į mokinį, kūrybingumas. Ir mes esame tie, kurie tai galime įgyvendinti. Taigi, dar apie žodžius, apie programas. Jeigu mes operuojame su skaičiais, tai 1 kart 2 bus 2. 2 kart 1 bus taip pat 2. Bet jeigu mes čia sudedame prasmes ir žodžius, A kart B bus AB. O B kart A bus BA. O jeigu sudėsime 2 ir 2, kurios prieš tai sudauginom, gausim tą patį ketvertą. O jeigu sudėsime AB ir AB su BA ir BA, gausime ir AB ir BABA ir ką tik norim. Tokiu būdu mes dėliojam, tokiu būdu mes savo supratimą perkeliam į tuos darbus, kuriuos darome, kuriuos reglamentuoja dokumentai. Taigi, kviečiu jūs diskutuoti ties šiandienai aktualiomis, karštomis sritimis, kur mes turime kooperuotis ir veikti drauge, įgyvendindami tuos dokumentus, kuriuose surašytos taip pat geros labai mintis ir pasiūlymai. Ačiū labai pavaduotojai. Čia toks buvo gražus programų išskleidimas ir dabar labai čia mikrofonas veikia, bet kaip nors išgirsim. Ir dabar pakviesime pakalbėti Albiną Vilimienę, kuri yra ugdymo turinio poskyrio vedėja. Ir ji kalbės tema, kaip kūrybiškumas įmanomas tiksliuosiuose ir gamtos dalykuose. Labai prašau, aš galėčiau paleisti dabar per rankas, nes žmonės kad pamatytų, bet tik su gražinimu, nes turim po vieną. Labą dieną, aš kalbėsiu stebėdama ir jau būdama ne 1 valandą šitame renginyje jau dalyvavau apie probleminį mokymą, kur tikrai irgi labai artima yra. Kiekvienoj problemai mes turim pasitelkti savo kūrybiškumą. Tai viena tokia mintis, o kita mintis tokia, ta matematika ir gamtos mokslai gal ypatingai atrodo neįmanoma. Tokia jinai ta matematika sausa, tai ten viskas struktūruota, viskas pagal algoritmus. Ir tikrai čia mitas.
Ir tikrai. Bet noriu pradėti dar nuo toliau. Pirmiausia, programos, tai yra tas popierius, jeigu galima tai pavadinti, tos gairės, tie lūkesčiai, tas bendras susitarimas, bet yra tas ugdymo visas procesas, ta veikla, ta pamoka, kur va ten ir yra tie du dalykai, mokytojas ir mokinys. Ir esu šventai įsitikinusi, kad tas kūrybiškumas, tas ir tas laisvumas atsiranda ir jisai užsimezga tik tai ten, kur yra laisvi žmonės ir kūrybiški žmonės. O to kūrybingumo tikrai mes esam atsinešę su savo genais, turim jau prigimtinis dalykas yra. Tai ką norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, mes turime, jau esame išsivadavę, bet dar išsivaduokime iš tokios nuostatos, kad mokytojas tai yra viską žinantis, niekada neklystantis. Ir va būtent tai sukausto tą mokytoją ir tikrai sukausto ir mokinius. Ir va kai, manau, išretės šitoj erdvėj, toj mokymosi erdvėj, šitie dalykai, kad mes mokytojas pasijaus laisvas, atsipalaiduos ir vaikai. O kai atsipalaiduos, tai tame matematikos uždavinyje, irgi tokiu, sakykime, tipiniu, kaip nukeliauti iš taško A į tašką B, taigi visai nesvarbu kokiu keliu, nesvarbu kokiu greičiu, svarbu, kad ateiti į tą teisingą rezultatą. O mes visi puikiai žinom, kad didžiausių patirčių, didžiausių patyrimų mes parsinešame iš kelionės pėsčiomis. Ir savo kojaus dėjimu, ir savo pasižvalgymu, ir gamtos išdaigas patirdami, bet čia ir kūrybiškumas. Ir tada pamatysim, kad ir ta matematika nesudėtinga, ir tie gamtos mokslai yra žavūs ir labai labai įdomus. Ir tame kūrybiškume mes sulaukėme tada pačių netikėčiausių mokinių įžvalgų atsakymų. Tai manau, kad reikėtų pabandyti nuo šito išsilaisvinimo. O kad tie mūsų vaikai pasako to, kad mes žaktelim ir net neįsivaizduojam, ką jie gali padaryti, pasakyti ir pasirodo ne 5 teisingi atsakymai yra, o dar ir 6 ir 7 atsakymas. Tai gal aš trumpai ir tiek, gal tikrai... Ačiū labai, žodžiu, mums rekomenduoja nesusikaustyt per matematikos pamoką, žiūrim pro langą ir skaičiuojam rudeninius pakeltusius lapus medžio ir nesvarbu, kurio keliu tai daro. Būsit įvertinti, jeigu dirbsite, aš čia nelietuviškai pasakysiu, šarmingai, rodysit savo pavyzdžių tokį kūrybinį santykį su aplinka, su klase, su tuom, kas yra už lango ir panašiai. Nu, matom, kad čia iš mūsų nereikalauja, reiškia, švietimo administratoriai ir politikai nieko. Visi čia mums dabar žada, kad va čia tą maną jums atsivers, tik jau jūs psichologiškai nebūkite sukaustyti. Na, žiūrėsim, ką dabar dar pasakys mums egzaminų centro direktorė. Labai diena. Šiaip jau aš įpratus visą laiką, tiek kiek mokykloje dirbau stačiom, neatsimenu savęs klasėje sėdinčios, tai kaip ir sėdint kalbėti prieš auditoriją yra man labai sunku, tai stačiau. Šiaip jau iš tikrųjų, klausant Mildos, mes ką girdim? Esmė yra gilus išmokimas. Ir tas baubas egzaminai, jis nebus baubas, jeigu vaikai giliai mokės dalyką. Mes dažnai
paskestam tarp įvairių mitų, kad kuo daugiau uždavinių išspręsiu, tuo aš juos geriau spręsiu. Ir varom kuo daugiau ir visai. Ir vaikai išmoksta viską daryti pagal pavyzdį. Bet jeigu atsiminsim, kaip ėjo bendrųjų programų atnaujinimas, kaip buvo diskutuojama apie egzaminų programas, tai buvo sakyta, kad visgi mums svarbiausia, kad atsirastų mąstymas, atsirastų problemų sprendimas mokykloje, kad tas atsiradimas būtų spartesnis į egzaminų programas daugelį dalykų, 20% užduoties taškų problemų sprendimų. Ir šito reikia mokyti. Aišku, viena yra noras iš viršaus pasakyti, kad mes norim šito, kita, kas vyksta ir kokie rezultatai. Ir trečios dienos OECD visą rezultatų pristatymas rodo, kad su žiniom, su tuo, kad mes daug uždavinių išsprendžiam, mūsų vaikai puikiai tvarkosi. Toj vietoj bėdos neturi. Su taikymu šiek tiek, o jau problemų sprendimas, tai taip ir bėda. Lygiai tą patį ir turime egzaminuose. Aišku, dabar galim džiaugtis kriteriniu vertinimu, viską sudėliojam į vietas ir, kaip sakoma, kriterinis vertinimas leidžia šiek tiek ir klaidelių padaryti, vieno kito taškelio nesusirinkti. Ir mes matom, kaip vaikai renka taškus. Šiemet padarius analizę, iš visų dalykų matom, kad tie 7% taškų, kurių galima nesusirinkti ir gauti šimtuką, tai yra problemų sprendimo klausimo taškai. Ne žinių, bet būtent problemų sprendimo klausimo taškai. Ir kada pasižiūri, o kas toje vietoje yra, kaip mes tą problemų sprendimą įvardinam, tai norint pasakyti be didelių talmudų vienu sakiniu, tai yra žinių taikymas nestandartiniai situacijai. Tas visas standartinės, matytas, nudrynintas situacijas mes matom vadovėlį, matom uždavinį, matom visur. Iš kur gauti nestandartį? Iš kur gauti tų pavyzdžių? Tai galbūt tas kūrybingas mokymasis, vaikų klausimai, ieškojimas pavyzdžių aplinkoj ir duos mums tas nestandartinės situacijas, su kuriuom vaikai lengvai eis į egzaminą. Aišku, mes galim sakyti, nu taip, primokysimės jos kūrybingai viską daryti, tai tvarkoj, lietuvių kalboj, ten užsienio kalboj, kur reikia rašyti, ten viskas su tuo, viskas gražu. O su gamtos mokslais, su matematika ta pačia, kai pradės jie kūrybingai spręsti, tai po to ir bėdos bus. Bet juk realiai kiekvieno dalyko toj pačioj vertinimo instrukcijoje yra pasakyta ir kiti teisingi sprendimai. Nėra kažkokio vieno šablono, pagal kurį būtinai mokinys turi padaryti. Jeigu būtų tokie šablonai, tai vertintojų koks skirtumas, susirinkai 100 žmonių, va, instrukcija, va, tas šablonas ir pirmin, ir varykimės pagal tą šabloną. Bet ne, mums reikia dalykiniai, kur ne šiaip dalykiniai, o būtent profesionalių, kurie galėtų va, tos kūrybingus darbus visus įvertinti, kurie padarė ne taip, kaip įprasta. Ir mes kažkaip patys save suvarom į šablonus, į visus stereotipus, patys susidedam savo mitą, kad va, mūsų laukia egzaminas ir viskas, ir mes turim jam dirbti. Bet jeigu paskaičiuot, yra vienintelis egzaminas, kuris privalomas visiems. Tai yra lietuvių kalba ir rašinius, va, taip pat kūrybingai rašyti turim. Bet visus kitus egzaminus, jeigu paskaičiuosim procentą, kiek vaikų klasėje jį laiko, dažniausiai klasėje sėdi 5, nuo 10 vaikų, kurie eis į egzaminą, o visi kiti, nei jie ten ruošiasi eiti ir iš esmės kreipiam dėmesį tik į mažą klasės dalį, palikdami visus kitus. O norim, kad atsirastų ir inovacijos, norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, pilietiški ir istoriją žinotų ir visą. Tai čia mums padėti gali tik tai būtent kūrybingas mokymas, kada įtraukia vaiką. Jis įsitraukęs, jis tikrai išmoks be vargo. O jeigu norim, kad jis klausydamas, jis tik tai išmoktų, tai, kažkam, kuris motyvuotas laikyti egzaminą, gal tai padės.
Visiems kitiems, na, dažnai būna, noriu klausau, noriu svajoju apie tai, kaip pietausiu. Tai tiesiog mano siūlymas būtų ir manau didžiausia projekto nauda yra pasižiūrėti ir į savo darbą kitaip. O ar padeda kūrybingas mokymas, ar net labai lengvai pasitikrinsi, vienoje klasėje vienai padirbai, kitoje kitai pasižiūri į kontrolinių rezultatus, kokie skirtumai. Yra kažkokia vertė pridėtinė iš kitokios veiklos ar ne. Ir pagal tai tikrai galvoti, kaip tų geriausių rezultatų pasiekti, kad būtų vaikam įdomu, o ne tai, kad ateitų labai. Ačiū labai direktoriai. Na, sakyčiau, vėl yra toks mums gražus pažadas, kad viskas bus gerai. Konspektuokitės, mėlyje, ir kai grįžite mokyklas, ir kai direktoriai jūsų paklausti, kaip čia toliau, taip, tai sakykit, va, čia mums pasakė, netaip skaitot programas, netaip suprantat egzaminus, varom, taip sakant, į priekį, savo išsilaisvinę ir viskas bus gerai, ir jeigu kas negerai, tai tada pakišit tą popieriuką, kur buvo sukonspektuota mūsų šiandieninė diskusija. Tai dabar dar mes taip pat jau pereinam prie praktikų. Yra konkrečiai mokytoja, direktorius parodys, o kaip jie tai valdė, ir iš tikrųjų čia tie pažadai yra tik pažadai, ar jie turi prasme ne teorinio, o praktinio lygmenių, bet prieš tai čia dar nežinau, ar Milda norėjo, ne, viskas, tai mokytoja, direktorius. Labą dieną. Mes 3 metus dalyvaujame šitame projekte, labai džiaugiamės. Pernai 3 klasės ir atlikome 3 projektus. Epochų gatvė, tai yra matematikos, įmink realybės myslė fizikos ir žmogaus cheminis žemėlapis buvo chemijos. Dalyvavo 12 mokytojų šitame visame projekte ir aš galbūt dabar pristatysiu labiau matematiką. Galima. Matematika pagrindinis dalykas, suintegravom technologijas dailei istorijai. Mums talkino visų pirma agentas, jis pas mumis pasirodė rugsėjo mėnesį ir šmirinėjo, žiūrinėjo, kokioje vietoje mes esam, kokias mes problemas savo kėlėm, ko mes norime iš šito projekto. Po to pasirodė, aš kalbėsiu į priekį, nes noriu daugiau pasakyti, jūs filmą paskui stebėsite. Padeda jums įsisavinti geometrijų formos. Toliau mes gavome praktiką, labai šaunų vyruką, architektą. Ir po to patenkame į matematiką, o taip jo pavadinsime, ne? Darom tarsi skulptūrą, kažką lankstam, darom išklotinės. Ir vaikai, kurie masto nuo popieriaus į erdvę, yra vaikai, kurie masto iš erdvės ant popieriaus, ne? Ir abiejų tipų vaikai yra įdomus, jos tiesiog įdomu pamatyti, kaip jie tai daro. Aš buvau pagrindinis mokytojas. Vaikams yra geometrija sudėtinga. Ir kadangi mes, kaip jūs sakot, jie penktokai, o mes temom turime dvinius kūnus įsiaiškinti, jie nesuvokia paviršiaus plotų, iš kokių figūrų daro. Tai va šitokie praktiniai užsiėmimai, kai jie gauna pačiupinėti ir jie tas figūras prasimokia iš klotinės, jie patys pabando pasigaminti. Toliau man talkino technologijų abudu mokytojai ir talkino klasių kuratorė. Su tėvais bendravo, labai daug prisidėjome su šiandien idėjom. Taip pat man talkino istorijos mokytoja ir dailės mokytoja. Taigi projektas jūs dabar galėtumėt žiūrėti, prasidėjo nuo planavimo. Mes nuo pažinties iš tikrųjų atvyko 3 praktikai, vaikščiojo po mokyklą, stebėjo, pasiskirstė ir po to prasidėjo projektas nuo planavimo. Praktikai žaidė su vaikais, susipažino, su kabinetais susipažino. Čia jau mūsų užsiėmimas yra pas architektą, kur mes kūrėme, ką mes būtent padarysime. Parodė savo darbus, o čia mūsų projekto pirminis variantas buvo gatvė epochų. Tada praktikams susipažinti reikėjo žaidimų. Žaidimų prirodė visokių, va matot, ir aš čia žaidžiu, tačiau man kilo iš karto mintis, nusižaisiu aš per tą matematiką, kas čia bus.
Ir aš tada labai gražiai įgyvendinau tos žaidimus matematinius, kas norėsit, aš čia atvežiau pavyzdžių ir tiesiog juos adaptavau į matematiką ir mes vėliau tiesiog visus tos žaidimus darėm viską surišta su matematika. Va čia yra labai geras žaidimas susikaupimui, prieš keičiant veiklą galime ir sėdėti suoluose, ir galima stovėti, tiesiog nori keisti veiklą, vienu metu turi suploti rankomis. Va čia labai išklotinės, aiškinomės ir Darysim vietos ir pamatysim, kaip bus paprasta. 2 cm storis. Tai šitą aš palieku jums dabar patiem, kokį nors tokį nuspręsti. Kuo jis bus mažesnis, tuo kėdė bus mažiau. Kuo jis bus didesnis, tuo kėdė atrodys labai negražiai. Irgi čia reikia rasti tą balansą tarp tvirtumo ir grožio. Kaip sakau, pradžia gali būti visai kitur. Galite atvirkščiai lakstyti. Galite atvirkščiai ir taip gerai. Pas praktikus yra atvirkščiai gerai, o mums mokytojams kartais nėra atvirkščiai gerai, bet žinokit, tikrai yra gerai. Va čia jau matote vaikų darbą, iš po to aiškinimo, nors iš tikrųjų matėt, kokios schemos sudėtingos buvo pribraižytos. Tiesiog vaikus tikrai traukia, mes dalyvaujam keli pamokuose ir vaikai tiesiog žino, ką daryti, jeigu reikia klausia. Mes pradėjom nuo mažų kėdučių, tada tiesiog tikslas mūsų pastatyti buvo Epochų gatvė, bet be patirties negalėjom, statėme baldus, tai iš pradžių matėte mažus, o dabar jau mes statėme labai didelius baldus, ant kurių galime sėdėti ir naudoti, jie pakankamai stiprus. Bet čia vyksta vaikų padaryto darbo pristatymai, aišku, labai dėkingi administracijai, mums padaro tiesiog ir tokias nuolaidas, čia buvo visa kūrybinė diena, kai mes darėme šitos baldus, tiesiog suderinta, o čia jau jų darbelį, kai mes jau išmokom, iš klotinės išmokom, atkreipkite dėmesį, penktokai atlikinėja kūgius lipdė, ritinius lipdė, aišku, pavadinimus mokėjo, čia buvo gatviai, grindiniai daromi, technologijų metu jie naudojo savo ir po to vaikai darė pristatymus. Pristatymus darė įvairiapusius, čia buvo baigiamasis jau renginys. Pristatymai, pasižiūrėkite, buvo skaidruolėse paruoštos ir ką jie išmoko iš matematikos, ką iš technologijų, ką iš istorijos, nes jie prieš tai rinko patys pastatus. Kai mes pasiūlėm jiems epochą, žinokit, jie pradėjo mums sakyti, kodėl nėra klasicizmo. Mes sakom, gerai, darom klasicizmą. Tai yra, tiesiog vyko diskusija ir vaikai grupelėse padarė molbertuose pristatymus, plus pristatymus padarė ir pateiktyse. Pasižiūrėkite, atkreipkite dėmesį, mes tą visą dalyką panagrinėjom plačiau. Tai yra, jie rengėsi tos epochos rūbais. Buvo sumąstymas ir maistą pasidaryti, tačiau mokytoja ilgoką laiką sirgo, nespėjo. Bet va čia, sakykim, tokį, bet mes tiesiog viršijom tą, ką reikia. Čia va, vyko gatvės atidarimas, čia grupelės buvo vaikai po 3 ir jeigu, pavyzdžiui, yra daug filmuotos medžiagos, mes norėjom, mums laiko limitas buvo, tai va čia va grupėse vaikų galutiniai darbai, kiekvienas vaikas prie savo darbo, tiesiog, žinokit, atvykdavo mumis ir filmuoti ir iš Pliuso televizijos, mokytojai ateidavo pasižiūrėti, žinokit, jie sakydavo, kodėl tie vaikai mumis nežiūri. Nu, jie tiesiog būdavo pasinėrę į savo darbą, jeigu jiems kažkas neaišku, jie daro. Bet tarp šitų pamokų, aš dar 3 pamokas turėjau grynos matematikos, kur mes ten tikrai formulės visiškai jie pristatė ir šių metų žinios, kai kartuojam su 6-okais visas reikalingas formulės, žinokit, jų klasė gerokai geriau mokėjo tas formulės, o dirbame taip. 2 kartus su praktiku susitikdavom, antradieniais 2 technologijų pamokos ir trečiadienį 1 matematikos pamoka ir dailės pamoka. Mes išėjom tiesiog į kitas erdves ir, pavyzdžiui, kaip netgi tokius sudėtingus uždavinius penktokui, kaip, pavyzdžiui, sakykime, apskaičiuoti kažkokį, kai sąlygai pasakyta, kad ilgis ten 3 kartus didesnis už plotį, tai penktokui yra sudėtinga. Tai mes išeidavom į tokias visiškai pamoka nevykdavo visą laiką klasiai ir iš pagaliukų jie tiesiog, kur vietos būdavo susidėliodavo ten, sakykime, ką reiškia 3 kartus daugiau. Žaisdavom žaidimus nugarą, kur mokėmės tos visus terminus. Nu, tiesiog labai viskas gražu, tačiau yra vienas toks pastebėjimas, kad iš tikrųjų jeigu reikėtų daryti vien per matematiką, 4 pamokos,
mes panagrinėjom tik vieną skyrių ir praktiškai jis vyko mums taip nuo sausio mėnesį prasidėjo planavimas ir jis vyko iki mokslo metų pabaigos per tas pamokas. Bet man talkino, žinokit, suspėjau visiškai skyrius visus išeiti, todėl kad aš ėmiau tik savo vieną matematiką. Aš siūlau, kad kūrybiniam darbui vieno tikrai neužtenka. Reikia tiesiog integruotis ir jūs tada pamatysit, kai integracija vyksta pusę metų, tai tada yra ta tikroji integracija. Ir visi dalykai iš savo to gauna naudos. Bet kad tai padaryti įmanoma, tikrai įmanoma. Ačiū mokytojui už gražų pristatymą, ačiū už pastangas ir dabar nori direktorius... Man vis tiek 45 minučių reikia kalbai, tai aš nekalbėsiu daug, aš vadovas Jovaro mokyklos ir mes iš tikrųjų stengiamės dalyvauti visuose projektuose, kur įmanoma. Pirmiausia, todėl kad kaip taisyklė projektas būna arba iš dalies finansuojamas, arba visas finansuojamas metus arba 2, po to jis pasibaigia. Finansavimas pasibaigė. Aš juokauju, kas pirmas įsijungia visą laiką laimė. Dabar kodėl įsijungėme tą kūrybiškumą? Pirmiausia, mums buvo, taip mes jau supratom, kad tai duos šiokios tokios naudos ir dalyvavo tik tai norintys, tie, kurie norėjo, jokios prievartos nebuvo, iš tikrųjų, susibūrė grupelė, kuri nusprendė, kad dalyvausim. Viskas tvarkoj, laimėjom. Dabar antras dalykas, kodėl dalyvavo, aš taip jaučiau moteris, nes buvo pasakyta, kad ko gero, kad ateisi iš pašalies ir ko gero vyrai. Tai čia jau tai antras toksai didelis postūmis buvo todėl, kad jos pradėjo dalytis man tas, nežinau pagal kokius kriterijus, man juokingiausia, kad mokytoja Baratinskienė, kad jinai vadovavo tai grupiai, tai jinai pasirinko tą, kurį norėjo. Čia Antra, iš tikrųjų į mokyklą ateina universalūs žmonės. Jie dar nėra tokie akademikai, sakykime, kaip mes, kai jau sėdim, ne? Mes esam pati konservatyviausia, ne konservatoriai, prašau, bet konservatyviausia ta grupė, kuri labai sunkiai imam pokyčius, prisitaikom prie tų pokyčių. O vaikai šiais laikais patys, žinot, arba jiems duodi kompiuterį, arba turi juos ko nors užimti. Tai va, mes tų kompiuterių neturim tiek daug, kiek norėtumėm, kad kiekvienas turėtų, nors penktokai jau turėjau gauti šįmet, juokauju, čia ministerija išėjo, žiūriu skyriaus vedėja, neišlaikė tos įtampos. Pirmiausia. Antra, norėjau dar tokį komplimentą pasakyti, labai gaila, kad išėjo jinai. Turėjau apie bendrasis programas, kai jūs ką sakėt. Tai kuriozas yra, anekdotas. Aš pats šioks toks, bet ir buvo apie tas bendrasis ugdymo programas. Kai pasakė švietimo skyrius, kad reikia pasiekti bendrasis ugdymo programas, mokykla mūsų netoli skyrius yra pusvalandis, sakau, pusę kilometrų, gal šiek tiek daugiau. Ir aš kaip taisyklė sakau, nubėgsiu parnešiu tas programas. Įsivaizduoja, aš dabar tą prisimenu. Aš jau vyras iš Tomens ir iš Lemensas, jau atrodė. Bet tas ugdymo programas, tą pusę kilometro nešiau 3 kartus ilsėdamasis. Aš iki pačiau negaliu, kaip prisimenu, juokas ima iš tikrųjų. Bet vėl, aš apie tas programas, aš daug zemlius nešiau tiesą, ne vieną daug. Noriu pasakyti, kad vėl į tas bendras ugdymo programas reikia žiūrėti kūrybiškai. Kūrybiškai, jūs supratote, ne? Visur reikia kūrybiškai žiūrėti. Neįmanoma visko paskaityti ir viską daryti taip, kaip yra parašyta. Jūs esat nepakartojami. Tiesa, aš labiau pakartojami. Bet čia kitas klausimas. Iš tikrųjų, aš turiu fantastinius mokytojus. Jūs galvojat, kad jiems buvo kas nors, sakykime, atlyginta už tą nedarbą, už tą protį, tas mokytojas, kuris filmuoja. Iš tikrųjų. Bet kadangi aš esu geras direktorius, ne tik gražus, tai aš prižadėjau jiems, kad metų pabaigoje už tas kūrybinės iniciatyvas iš tikrųjų, paskaičiuosim, jeigu liks, aš vis laik sakau. Aš labai taip. Bet iš kitos pusės noriu pasakyti, kad tai užima galima. Kiekvieną dieną, kasdien, aš manyčiau, kad sunku labai. Pirmiausia, mokytojui reikia ne tokio krūvio, kokio jis turi dabar. Pas mus yra mokytojai, kurie turėdavo po 27 valandas. Įsivaizduokim, 5 dienas, po 6 pamokas, kūrybiškai dirbti, tada iš tavęs nieko nebeliks. Aš manyčiau, kad jeigu mes norim iš tikrųjų sudominti vaiką, paskatinti vaiką, užvesti vaiką ir surasti tas jo, ten, kaip sako, išlaisvinti, atlaisvinti, kaip ten, nežinau. Iš tikrųjų, reikia labai daug iniciatyvos, labai daug darbo, labai daug paruošimojo darbo. Ir
labai daug reikia bendradarbiavimo, nes man patiko, kad sausiausio mokslo mokytoja, matematikė, kaip kūrybiškai pristatė. Ir mes iš tikrųjų, mes įsijungę į tą projektą, mes nuėjom teisingą linkme. Mes nepasidavėm kūrybiškumo ugdymui neformalioje aplinkoje. Ten yra lengviausia. Rūbų sukūrė, šokį pastatei, pašokai ten, iš tikrųjų, ten, sakykime, dar padarai ką nors kūrybiškai, nėra problemų. O į tą formalų išvietimą padaryti kūrybiškai ir nueiti kūrybiškai, tai iš tikrųjų yra didžiulis darbas. Jūs neįsivaizduojat, kiek sėdi mano skyriaus vedėja, kuri koordinuoja tą veiklą. Kiek jie rašė tų popierių, aš ateinu, pamatau, aš iškart duris uždarau, netrukdysiu, sakau, jums būna išeinu. Aš neįsivaizduoju, aš nežinau, aš čia ne jums, nu ir jums šiek tiek. Ataskaitų buvo iš tikrųjų daug. Galbūt iš to kažkas gims, vat jau knygutė žiūriu gimė, jau plakatas gimė, manifestas už kūrybiškumą, viskas trumpai. Iš tikrųjų, čia gerų idėjų ir aš jau perverčiau, nors vėlavomės atvažiuoti, slidus kelias. Bet labai daug reikia koordinuoti veiksmų, labai daug reikia kooperuotis. O čia tik mokytojai gali pasakyti, kaip jie bendradarbiaus su technologais, su kitų dalykų mokytojais, čia yra fantastika. Turi palaikyti administraciją, nes jeigu administracija nepalaikys, tai iš karto pasakau. Nes koks geras, sakiau. Būna, suprantat, kad reikia pamoką sukeisti, būna kažkaip, kad reikia, pavyzdžiui, mums muzikinė klubo, ten pamoka vyks. Visko būna. Ir, pavyzdžiui, to pasiekoju, pavyzdžiui, pas mumis šiemet jau susikūrė mokytojų klubas. Aišku, netgi pavydėdami jų įsijungia jau kalbininkai prie mūsų tiksliųjų. Šiemet jau turėsim 2 projektus su anglų kalbos ir lietuvių kalbos mokytoja, nes mes jau sakėm, jeigu tu skyriaus vedėjai nelaimėsi to projektą, tai mes jau patys sukūrėm projektą, dabar jį tęsim ir visi skaitom mokykloje Guliverio kelionės, laukiam praktiką. Ir vienu žodžiu, net ir aš ten prisijungsiu su savo masteliu, ir vienu žodžiu mes taip kūrybiškai dirbame. O klubas tikrai jau susikūręs ir mokytojų ten yra gerokai daugiau. Pertrauksiu, nes labai daug šnekam. Ir noriu pasakyti, kad įdomiausia buvo tai, nes jau man rodo laikrodį rato prieš akis, nesam. Įdomiausia buvo, kad vyko visuotinis tėvų susirinkimas, jau čia rudenį, viskas tvarkoja, rugsėjo mėnesį. Ir jau visus paleidom, jau viskas tvarkoja, pristatymus visus padarėm, viskas tvarkoja. Sėdi 2 grupės tokių žmonių, laukia kažko. Nu jau galvoju, dabar užduos klausimą, kad jau pradės kojas virpėti, žinai, visą kitą. Sako, ir taip prieinam su pavaduotojai, sako, o ko jūs? Jos sako, o šįmet bus kūrybiškumo projektas. Ko, aš taip atsipalaidžiau, iš karto sakau, nežinau, jeigu ministerija pats skirs lėšų ten visą kitą. Ir ačiū Dievui įvyko. Ir tėvai patys suinteresuoti, kad tas kūrybiškumo procesas vyktų. Todėl, kad jie patys ten darė, dirbo, stengiasi, vaikus vedė. Jūs įsivaizduokit, mieste eina apsirėdęs renesanso laikais vaikas, tiesa netoli per gatvę, mama neša ten jam kažkokį skėtį, kažką tai dar. Tai buvo bendras procesas, ne tik mokytojų ir vaikų, bet vaikų, tėvų, mokytojų ir šiek tiek administracijos. Iš tikrųjų, tai buvo fantastinis dalykas ir aš norėčiau, kad tas tęstųsi ir nepasibaigtų po šiais metais, kaip yra planuojama. Ačiū. Galbūt ministerija UPC galėtų turėti praktikų banką ir, pavyzdžiui, jeigu ateityje kažkas, sakykime, mokyklos sugalvoja tokį dalyką, kad būtų galima kažkaip iš to banko pasirinkti tą praktiką ir jisai, sakykime, pasibaigs projektą. Ačiū labai praktikam. Mano palinkėjimas, kad jūsų jau tas mokytojų kolektyvas susibūrė tarsi vietų į manifesto projektą. Bet čia jėga atsiranda didžiulė, o tuomet jau galime versti kalnus su tokiais manifestais, o manifestas jau gyvas. Aš noriu oponuoti jums, Lietuvoje kalnų nėra tiek daug. Kalnelius, gerai, kalnelius. Kartais ir lygumas veikti reikia labai daug pastangų. Ir dabar aš galvoju, gal mes truputėlį tokią diskusiją organizuokim, gal turit kokių klausimų. Pabaigai paliksim tyrėjas, kurios mums parodys, kaip vyksta šitas projektas, kas čia yra pozityvaus, kas galbūt yra problemiško. Gal turit kokių klausimų kalbėtojams? Jeigu pakviestumėt mūsų komandą atvažiuotų, jums, aišku, ne už dyką seminarą laisvai pravesti.
ir įdomiai pravesti nenuvažiautumėm, tikrai aš jums pažadu. Ir atsivežtumėm visus maketus tų statinių, bažnyčių, ko jūs ten turite. Nežinau, ko mes turim, aš jau pats nebežinau. Va, į drabužių turim visko. Juokauju. Tai, mokytojai mėly, turit kokį klausimą? Ar teko jau pradėti kaip nors kūrybiškai mąstyti, išsilaisvinti, atsirišti nuo mokyklos programų, egzaminų ir dirbti taip, ar pavyko ar nepavyko, ar yra kokios patirtys įdomios? Prašom. Gimnazija nuo 11 metų mes projekte dalyvaujame. Na, galime antrinti atradimo džiaugsmui, kas ir taip vykdys. Kas darosi su mokiniais, kas darosi su mokytojais. Ir vėlgi čia, kaip klausiau, žmonės šnekėjo, kad tas rezultatas, kaip jį pasižiūrėti, žinoma, sąnaudos, energijos, laiko yra kolosalios. Bet vėlgi kūrybiškai galime žiūrėti, ar visą tą kompaktinį bloką mes visada, kasdien, nuolat jį turėtumėm naudoti pamokoje. Galima atrasti ir nuostabių dalykėlių, ką mes atradome savo mokytojų klube, dirbdami su kūrybos agentu, su kuriančiais praktikais. Kūrybos agentas mums duodavo įdomių tokių namų darbų. Na, pavyzdžiui, kaip pamokoje panaudoti emociją, kaip panaudoti lytėjimą, uoslę, spalvą, kvapą, dar ką nors. Ir užduoti, sakykime, toje pamokoje, kuri bus, visą tai ir panaudoti, nekurti specialios pamokos, nepritaikyti duotai užduočiai pamokos, bet eiti į tą savo eilinę pamoką. Va, ir tie pasidalinimai patirtimi yra unikaliausi ir patys nuostabiausi. Va, šitie aktyvizacijos momentai gali būti pamokos pradžioje, per vidurį, pabaigoje, kur tik tai benori. Ir va, ir tokį torto gabalėlį mestelį iš karto vaikų akis susidega ir viskas pasidaro visai kitaip toj pamokoje. Na, asmeniškai man kas patraukliausiai, žinoma, išlaisvėjęs žmogus, nes su kūrybiniam partnerystėm jie suprato, kad jie yra svarbus mokykloje, kad jų nuomonės atsiklausė, kad jie turi teisę jaustis visais toje mokykloje. Tai yra svarbu. Ir jeigu kas nors nedalyvauja, tai tikrai dalyvaukite. Yra potyriai yra patys unikaliausi, nes dažnai mokytojai, prisiminkime, kokio amžiaus mes esame, didžiajai daugumai virš 50, mes jau žiūrime į savo išminties varpinės, daug ką žinome ir suprantame, kaip tas mokinys turi žinoti ir suprasti. Mes dažnai neturime kantrybės palaukti, kol ten ta visa atradimo evoliucija įvyks. Vat ateinantis, kuriantis praktikai, jauni žmonės iš pašalies kitokie, tai va, jie turi kantrybės ir mus moko vėlgi atrasti tą laiko erdvę, kaip išnaudoti. Ir tuomet laikas tampa mūsų sąjungininkai. Ačiū labai, sakykite, ar yra auditorijai dar, kas dalyvauja šiame projekte, yra dar patirčių? Na, tai tuomet labai kvieščiau rasti tuos, kurie dalyvavo ir išklausti apie jų patirtis. O taip pat bus puslapis, yra puslapis, kuriame bus sudėta visa informacija apie šį projektą ir jūs galėsite tos patirties semtis iš to puslapio. Dar Loreta Satkauskienė norėtų porą žodžių ir perėsim. Dar pamačiau emociją auditorijoje. Tada, kada kalbam ir džiaugiamės, ar ne, įvairiom patirtimis, suvokdami, kad išsilavinimas yra tai, kas lieka po to, kai viską užmiršti. Ir matydami tokias gražias patirtis, ar nesukirba toks pavydas ir klausimas, tai kurgi tas stebuklas? Tai gerai, kad jūs turite tokį direktorių, tokius šaunius mokytojus. Taip. Tokius šaunius mokytojus. Jūs tai kaip dabar mokyklų mokytojų pavydė, kad jos jūsų mokykloje... Man tegu pavydė, čia lietuviškas bruožas pasidarė. Tai vat aš apie tą lietuviškumą, ne? Ir kągi man tai aš savo situaciją perpavartau, nu tai o ką, ir neateina tie kiti žmonės ir kitokie. O jeigu į tą kitokį žmogų pasižiūrėti kaip į vaiką, jie irgi yra kiti ir jie irgi yra kitokie. Dabar aš pasakysiu apie tas patirtis kaip sėdėti. Kaip projekto mokslinė vadovė aš važiavau iš miesto į miestą ir žiūrėjau, pamoką sėdėjau. Ir dar kas atsitiko, aš eidavau iš pamokos į pamoką pasakoti tos pačius mokymus. Nueinu aš į lietuvių kalbos pamoką,
jie mokosi apie reportažą. Mokytojas rodo jiems medijos, naudoja, rodo reportažą ir prašo. Pasakykite bruožus, kuo skiriasi vaizdo reportažas nuo garso reportažo. Mokiniai klausia, o kas tai yra, kokie ten bruožai? Požymius, sako, nusakykite šitų dviejų skirtumus. Vaikai rašo. Žygiuoju aš paskui juos į kitą pamoką. Matematika. Jie mokosi va tas plokščiasias figūras ir 3D formatą, ir neturinį. Ir vėl mokytoja sako, jūs palyginkite, kuo skiriasi plokščia figūra nuo turinės figūros. Pamokos pabaigai 45 minutės praėję, jie gauna namų užduotį namuose susirasti turinės figūras ir apskaičiuoti jų turinį. Ar ne, jie vaikai kalba apie šaldytuvą, kaip jie grįš namo, kaip suskaičiuos, nuskamba skambutis ir tada aš klausiu vaikų, sakau vaikai, bet sakau, jūs galiu tą klausimą, tai jūs esate ta karta, kurie gyvens po mūsų ir ateityje. Tai tada gali būti nebe tik tai 3D formatas, bet gal ir 4D formatas. Tai kas tas 4 būtų? Va tada, kaip jūs sakote, jų akis užsiverčia ir tada galvoja. Ir vienas sako, tai galbūt jausmai? Nežinom ir neturime savo atsakymą. Einu aš paskui juos į 3 pamoką biologiją. Jie mokosi apie pirminio ir antrinio šlapimo susidarimą. Ir vėlgi nagrinėja požymius, kuo skiriasi vienas nuo kito. Tokiu būdu vaikai patys sukuria tą metamokymosi lygmenį. Ta lygmenį, tas perkeliamuosius gebėjimus ir perkeliamąjį supratimą apie visus mokomuosius dalykus. Kad aš turiu atskirti, kas yra kas, ar ne, kas tai. Tai va, apie tos požymius iš tikrųjų per visą dieną jie neturėjo galimybės pasikalbėti tarpusavyje. Apie tai, kokias patirtis jie pasiėmė patys ir ką patys susikūrė. Tai aš labai kviečiu jūs išnaudoti tos mokinius, panaudoti jų pačių. Ačiū labai, čia kažkaip pakalbėjau, jau dar naujasi žaismai, pasirodo išgelbės pasaulį. Dabar pakviesim tyrėjas. Kągi jos pasakys apie šio projekto sėkmę? Sveiki. Norisi prieš pasakoti apie sėkmę šiek tiek tokio asmeninio įspūdžio. Mes buvome 8 žmonių komanda, kuri buvo nepriklausomi šitam projektui kūrybinių partnerysčių. Mes atėjome tiesiog kalbėti su mokiniais, mokytojais ir administracija. Klausim daugiau negu 200 mokinių ir ten žodžiu begalė duomenų. Bet kas man pačiai asmeniškai įstrigo apie šitą projektą, tai pavyzdžiui, kai aš klausiu antroko, sakau, pasakykit man 3 įsimintiniausius įvykius. Antrokas sėdi, galvoja ir sako, įvykius iš kūrybinių partnerysčių. Sako man, mokytojo ko galima geriau iš gyvenimo. Ir kai antrokas tokį klausimą užduoda man tarsi autoritetingam asmeniui, man tas reiškia, kad jis nebijo klausti ir nebijo kažkaip siūlyti savo idėjas. Tai va, ką kūrybinės partnerystės padarė stipriai, tai keitėsi mokiniai. Keitėsi, atsiskleidė, tai aš pasakysiu daugiau priežasčių. Ir tokia viena citata iš, žodžiu, ten kontekstas buvo toks, kad ruošiasi suaugusieji praktikas mokytoja galutiniam renginiui. Ir aš susėdė, jie visi galvojo, kaip čia dabar tą galutinį renginį padaryti. Viena idėja jų nepasiteisino, jie visi susikrintė suaugusiai, būtent susikrintė sėdėjo, galvojo, ką čia dabar daryti. Ir mokytojas sako, ir tada atsitiko labai keistas dalykas. Nes vis tiek tą renginį reikėjo padaryti, tą patirtį, kurią turėjo, reikėjo kažkaip tai atskleisti, parodyti. Tai sako, kas įdomiausia, vaikai pasisiūlė tą renginį pravesti. Vaikai patys pasiruošė, sako, aš jiems visiškai nepadėjau rašyti kalbos, tarkim, jie dirbo 5 valandas visiškai savarankiškai ir neprižiūrimi. Aš abejoju, aš susidoros, bet jie visi susidorojo. Mums, tai yra tiem suaugusiems ir administracijai, tai irgi buvo atradimas, kad pasirodo antrokai sėkmingai gali vesti mokyklos renginį, visiškai be mokytojų priežiūros, kaip jums toks rezultatas. Tai tas projektas tikrai padėjo mokytojams pamatyti ir tuos mokinius, kurie tyli. Sako, jie keitė savo vaidmenius, jie kadangi turėjo tokių bendrų veiklų ir žaidimų, tai tarkim, sako, pamačiau, kad tas tylenis pasirodo turi gerą humoro jausmą. O taip tai sėdi kampe vaikas ir nežinai, ką jis ten galvoja, galvoja kažką blogo ir nieko gero. Kitas dalykas įdomus, kad pats
kūrybinių partnerysčių projektas pasirodo, jis yra labai laiku, nes jūs turbūt patys jaučiate mokytojai iš tyrimų įvardino, kad laikai labai greitai keičiasi, technologijos naujos, ir mokyti pagal tos tradicinius būdus. Viena mokytoja sako, būtų net žiauroka vien tik tai pagal tradicinius būdus, nes vaikai jau yra kitokie. Tai gerai, kad jisai vyksta ir tie, kurie neįsitraukia, aš kaip turėjau, kaip asmeniškai sakau, raginu įsitraukti. Kas dar buvo labai sėkminga, tai kad mokytojai turi labai daug patirties. Jie dalyvauja begalės seminarų, turi be proto ir žino be proto daug metodų žaidimų. Bet kas atsitinka, kai grįžtat namo, ir mokytojai taip vardino iš tyrimo, tai kad grįžti namo ir savo supranti, kad dalis tos medžiagos yra nepritaikoma mūsų sistemai, arba visai nepritaikoma, arba tik tai dalis. Tai kas buvo gerai, tai kad tie praktikai atėjo, jie žaidė kartu su mokytojais ir mokytojas pamatė, kad galima mokytis ne tik tai klasė, ne tik 45 minučių rėmuose, bet ir lauke. Ir galima ne tik mokyti, bet ir išmokyti. Tai kaip čia buvo matematikos. Ir iš to toksai kitas dalykas, tai kad mokymasis tampa neskausmingu. O turėtų, ne? Nes patarnė sako, kad mokslo šaknis karčios, bet vaisiai salus. Tai mokiniai ir mokytojai tą įvardina, kad mokymasis tampa neskausmingu. Tai reiškia, kad formulį nereikia kelti. Ir tokių visokių daug pasisakymų tikrai buvo. Kas yra pavojus ir kaip trūkus, kad dažnai tie žaidimai jie atrodo nerimtai. Ir mokytojas, kuris siūlo vaikams žaisti, iš šono susidaro toks sportiškumo įspūdis. Ir gali atrodyti, kad kažkaip mokytojas nekompetentingas, nemoka suvaldyti auditorijas. Bet mokytojai, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai pabandė šitos žaidimus, jie sako, kad nei mokytojas, nei mokymasis neatrodo nerimtai. Nes iš tikrųjų rezultatų pasiekė, tavos neišmoksta, tai nėra tik pažaidžiau, pasilinksminom ir viskas. Tai pasilinksminom, reiškia pasikeitė santykis, atsirado smalsumo vienas kitam, griūna mitai vieni apie kitus, netgi mokytojai sako, atradom at kolegas, pasirodo jie ir įdomus ir kūrybiški, nors prieš tai atrodė kažkaip kitaip. Ir aišku, tarpusavio bendradarbiavimas tarp mokytojų, kadangi tai yra integracinis projektas, tai reiškia, kad mokytojai turi daug kalbėtis. Ir man labai patiko viena mintis, kai sako, nebėra laiko kalboms, vieni kitų ar ne konkurencijos, bet reikia sėsti ir spręsti problemą, tai yra kūrybinės partnerystės. Tai tenka iš esmės išeiti už savo dalyko ribų, pasidomėti, kaip dirbo kolegos. Ir aišku, tada sklaida informacijos keičiasi ir tas bendravimas, atsiranda toks komodiškumo jausmas ir tas mokytojus veža. Bet svarbus dalykas tas, kad bendradavimas nei vienoje mokykloje nebuvo lengvas. Jis veža, bet yra labai sunku, nes reikia tartis, reikia kalbėtis ir diskutuoti. Ačiū. Sveiki, aš truputėlį norėčiau papildyti iš kitos pusės, paminėti keletą galbūt svarbiausią sunkumų, su kuriais susidūrė, kad mums pasirodė svarbu į tai atkreipti dėmesį. Ir čia bus tikrai papildymas mokyklos atstovams, kurie jau paminėjo keletą labai svarbių dalykų. Tai vienas toks labai aiškus dalykas yra, kad ugdymo inovacija turi turėti, jai reikia to tikslo ir prasmės. Žmonės, kurie dalyvauja, jie turi tą žinoti labai aiškiai. Ir dažniausiai, kai būna keli iniciatoriai, pagrindiniai tokie degantys žmonės mokykloje, kurie tą inicijuoja, tai jie tą aiškiai žino ir supranta tą rezultatą ir prasmę. Bet tą būtina perduoti mokytojams, nes mokytojai kartais jie koncentruojasi vis tiek į tas žinias. Ir kaip tas jų darbas padeda, kur tai yra jau to darbo prasmė, jie kartais to nemato. Tada tas kūrybinės partnerystės gali pasidaryti kaip papildomas darbas, kuris atima labai daug laiko, papildomų pastangų, nespėja ištaisyti darbų elementariai. Ir netgi atėjus į mokyklą vienas kilo klausimas man, o tai kokia čia šito projekto esmė, ne? Tai tą turėtų jau žmonės žinoti, bet tik tada jie įsijaus visus savo skirtingų ir pajėgumų. Kitas dalykas, dar kaip minėjau, mokyklos direktorius yra labai svarbus dalykas koordinavimas. Ir pastebėjom nemažai tokių nesusipratimų
paklausiau, ką čia reikia. Na taip, išaiškėjo, kad čia atėjo kūrybinis agentas ir vėlgi, ir tik po kurio laiko pradėjo jie kartu bendradarbiauti. Kitas pavyzdys irgi buvo, kad vykdomos veiklos kartu mokytojų ir agentų, kūrėjų, agentų, jos nebuvo aptartos iš pradžių. Ir tai mokytojams iš tikrųjų, kai ateina naujas žmogus, nes visgi jie yra tie mokyklos, ne tik tarkim šeimininkai, ar ne, ir neapsitarus, yra labai baugu iš tikrųjų, kas vyksta, ką tas žmogus darys, mano mokiniai, kaip reaguos, ar mokiniai bus patenkinti, ar kažką išmoksim, yra labai daug nerimo. Ir būtent mokytojas sako, matau, kad tas kūrėjas nesusitvarko su mokiniu, kas suvaldyti nemoka, gal kartais užduotis tos netinkamas parežamos. Todėl tas bendradarbiavimas jis yra nuolat ir būtinas ir labai skatinamas viską aptarti, išsiaiškinti. Kitas dalykas, kartais būna sunku, kai neišsiaiškinami lūkesčiai. Buvo tokių dalykų, kad mokytojai tikėjosi, kad ateis kūrėjai ir jie viską darys, ne? O kūrėjai tikėjosi, kad mokytojai labai ir aktyviai įsijungs ir tas darbas vyks kartu vienas kitą papildant ir vienas iš kito mokantis. Ir vėlgi, kai tie dalykai neapšnekami, neišdiskutuojam, tada vėl neaišku ir vieniem ir kitiems stresas, nebenori kažkauti projekte, bet visgi, kai mokytojai patys įdėjo daugiau pajėgų, kalbėtis, aiškintis ir diskutuoti, ir kai kūrėjai irgi buvo paskatinti, tai viską tas puikiai susprendė ir tada buvo gaila tik to, kad liko labai nedaug laiko projektui nesibaigiant ir tik tada atrastas sprendimas, kaip geriausiai tą galima įvykdyti. Dar būna problema, kaip įvertinti tai, kas yra kūrybinių partnerysčių rezultatas. Tai irgi yra toksai galvus klausimas, kadangi mokytojai yra dažniausiai vertinami tada, kai mokiniai gauna gerus egzaminų rezultatus. Ir yra tokios nuostatos įsitikinimai. Ir čia vėlgi ateina kitas požiūris dažniausiai iš kūrėjų, kad jie siekia ugdyti asmenybę, o mokytojai perteikti žinias ir paruošti egzaminams. Tai čia vėlgi siūlytume pagal patirtis mokytojų ir kūrėjų, kad būtina diskutuoti, kokių spręsti, kaip tai įsijungti. Ir integruotos pamokos, ką minėjo, būtent, kad tuos dalykus reiktų kelti į pamokas. Ir tada, kad būtent pastebi patys mokytojai ir mokiniai tą visą naudą, tada nereikia nei papildomo laiko. Tai, žinoma, kainuoja labai daug pastangų. Ir būtent mokytojai turėtų būti traukti į tą procesą planuojant. Nes, kitaip, vėlgi tas prasmės klausimas iškilo, kodėl būtent darom taip, o ne taip. Ir geriausia pavyzdžiai iš tikrųjų yra tų mokyklų, kur visi yra dalyviai įsitraukę stipriausiai ir tada tie rezultatai. Žinom, pas ką kreiptis pagalbos, žinom, pas ką pasikonsultuoti, kam padėti. Ir ką mokyklos paminėjo, kad labai būtinas dalykas bendrauti su kitomis mokyklomis, kurios dalyvauja ir mokytis iš jų patirties. Tada daug anksčiau, kai viskas sužinos apie galimas grėsmes, kur gali kilti problemas ir tada, tą žinant, pasidalintis, aišku, ką daryti. Tai tiek. Ačiū labai dėliems. Čia sužinojom įdomios informacijos ir dabar dėkoju visiems dalyvavusiems, dėkoju visiems už kantrybę ir dar kartą noriu grįžti prie mūsų klausimo, kad nepamirštume, ko čia susirinko. Tai vis dėlto įmanoma kūrybiškai mokytis kasdien, išgirdome įvairiausių nuomonių, o kokia ta realybė. Ir čia kalbos liko kalbom, ar gavom mes tam tikrą dozę informacijos, kad yra įmanoma tai padaryti. Na, tyrėjas mums pasakė, kad įmanoma. Praktikai mums taip pat pasakė, kad įmanoma. Kokia mano nuomonė jau personaliai, aš galvoju, kad mes turim negalėti baimės, kurios mus verčia nuolat mokykloje jaustis kaip ant podiumo. Ir viskas turi būti nepriekaištinga, viskas turi būti pasakyta, padaryta, atlikta, taip tarsi mus kažkas stebėtų iš aukščiau, kažkokia tai stebuklinga akis, galbūt auditas, galbūt, nežinau, ministras, galbūt dar kažkas. Mes bijom būti tokie, kokie esam, bijom priimti kitą tokį, koks jis yra kasdienybė, tai yra mūsų rutina, kurią reikia tiesiog perprasti, suvokti kaip tiesiog gyvenimo neišvengiamybė, terpa, kurią mes turim pagražinti, pasmaginti, paversti švente. Bet ir tuomet jau eiti kaip į šventę, kai mes suprantam, kad mes ją darom tą šventę,
o ne kažkas mums liepia būti tarsi kokioje šventėje pasitempus kaip ant scenos, kaip ant podiumo. Man atrodo, tas kažkoks išlaisvinimas pareina nuo mūsų pačių, nuo mokytojų, nuo administracijos, kuri mus įgalins ir leis jaustis laisvais, o tuomet jau mes lengvai galėsim tą kūrybiškumą sėti kaip sėklą ir savo klasėse mokinių tarpe. Tai linkėdama gražios kloties, nepamiršti kūrybiškumo kasdienybėje, jei užsimiršite, grįžkite, atsiverskite puslapį www. Kūrybinės partnerystės LT ir ten jūs gausite tokią užtaiso dozę. Vilija, čia dar tik tai mes turim lankstinukų manifesto apačioj yra mūsų poilsio zonai, ten prieš išėjimo plakatai, tai mes linkim, šiandien paskelbėm manifesto kūrybinę mokyklą, linkim kiekvienoj klasėj pasikabinti plakatą su manifesto teiginiais ir ieškoti, kaip jis galima vadovautis, kaip tą turinčią mokyklą iš tikrųjų įgyvendinti kasdieną. Ačiū.